Ar pastebėjot, kad baisiausi siaubo filmai yra tie, kuriuose blogis nėra matomas? Psichologijoje tai vadinama nežinomybės baimė. Ir būtent taip dabar jaučiasi daugelis, skaitydami apie globalią ekonomiką ar klimato krizę. Natūralu, kad tokios temos tiesiog atstumia. Mūsų psichika tiesiog ginasi ir nori komforto. Tačiau mūsų kanalo tikslas nėra gąsdinti žmonės ar ieškoti kaltų. Tikslas yra priešingas – įjungti šviesą tame tamsiame kambaryje. Mes norime eliminuoti baimę per tikslų žinojimą. Mokslas operuoja tik empiriniais faktais, o jie rodo, kad pastarųjų metų statistika ima viršyti ankstesnius teorinius modelius. Pasaulinio vandenyno temperatūra nuosekliai muša absoliučius rekordus, o naujausi tyrimai rodo, kad nanoplastiko dalelių jau aptinkama žmogaus kraujotakoje ir smegenų audiniuose. Viename litre vandens iš plastikinio butelio mokslininkai dabar fiksuoja apie 240 000 plastiko dalelių. Įdomu tai, kad prognozijas, kurias prieš dešimtmetį skelbė nepriklausomos grupė, šiandien nors ir tyliai, bet tiesiogiai integruojasi į oficialią akademinę statistiką. Mes apie tai kalbame ne tam, kad sėtume paniką. Panika gimdo nutylėjimas ir nežinomybė. Kai reiškinys įvardyjamas tiksliais skaičiais, jis nustoja būti mistinė grėsmė ir tampa tiesiog paprasta užduotimi, kurią reikia išspręsti. Tikrasis konstruktyvumas šiandien yra ne rožinė iliuzija, o realybės supratimas. Kai pradedi vertinti skaičius, o ne žiniasklaidos etiketės, dingsta erdvė panikai. Žinojimas suteikia kontrolę ir pamatą racionaliems sprendimams dėl mūsų pačių saugumo ir ateities.